Kas dar sveiki visi, jūs kanale Danizas ir šiandien bus labai įdomus video. O prieš pradedant būtinai statyk laiką ir prenumeruok kanalą, aš būsiu labai dėkingas ir stengsiuosi dėl jūsų. Taigi, manau, galim pradėti. Ir jūs turbūt supratote pagal video viršelį ir aprašymą, tai aš pirksiu elektrinį motociklą. Tai čia mano svajonė, aš jau labai senai šitą noriu, bet nežinau, ar šiandien normaliai pavyks protestuoti, todėl mes va tokios orus turim ir va tokius. Bet manau, man tai neturėtų labai panašyti, nebent tik šalta ir slidu biški. Taigi tas motociklas yra 1000 vatų, City Coco. Tai va taip aš apsirengiau, dabar varysim rinktis batus ir jau važiuosim. Nu tai va apie tokį orą aš ir kalbėjau, tai dabar varom į mašiną ir važiuosim. Nu tai ką, mes jau važiuojam ir aš iš vis pamiršau pasakyti, kad mes važiuojam į Vilnių. Tai aš dabar važiuoju su tėčiu mašinai, mums laukia ilgas kelias, nes mes gyvenam Kaune, Kauno rajone ir mes dabar važiuojam į Vilnių. Tai kad kelias gana ilgas. Tas pats Kaunas, biškį pavažiavom ir čia sausas kelias, aplinkui nėra visiškai sniego. Nebuvo sniego pas mus. Jo. Visiškai nieko nėra, nei vieno leduko, nieko. Visiškai neprisnigta. Pas mus tai pusnys. Gerai, sustojom mes į degalinę. Taigi paimam tokį dešrainį ir važiuojam toliau. Mes įvažiavome kažkokį sodą, naują rajoną ir liko 1 minutė. Nu, pralėkti man nesigavo jo vietoj, tai grįšim namo ir ten pabandysim. Va taip jis ledovai atrodo, žiauriai fainas. Labai patenkintas. Lempos dar gražiau atrodo negu ta didelė. Jo, tokios ledinės gražiai atrodo žiauriai. Va taip mes čia pasidarė mašiną, va kokia didelė mašina atrodo. Tai va žiauriai fainas. 3 bėgiai, 1 kilovatas, tai 1000 vatų. Ką dar galiu pasakyti? Ką atvažiavom namo, va tai mes visai užtvirtinom. Dabar bandysiu per kiemą nuvaryti ten ir paskui bandysim važiuoti. Va, atvažiavom namo, va tokį monstrą turim. O tai priekis atrodo tokios kietos lempos. Va, koks gražus saiktas. Ja, va čia tai gerulis. Eik tu savo. Nu, dabar bandysiu biškį pavažiuoti. Va tokie rakteliai. Va. Va kaip aš arčiau atrodau. O taip, ateik arčiau. Įdėsim raktelius. Tai dabar reikia tik pasukti. Užsideda toks gražus spidometras. Iš karto matom lempas, pafilmuok lempas, kad taip šviesas atrodo. Taip kojelė ir jis nevažiuoja. Matot, dedu gazą, o kaip nuėmu, važiuoja. Nu, paeikit. Arba ne, čia va. Vau, tokį. Čia dabar varykit reikia. Pasistatysiu ant pirmo bėgio, kad jis labai nesikastų čia. Noriu pasakyti, kad aš čia dabar biškį pasivažinėsiu savo kieme, todėl nes ant kelio yra ledas ir žiauriai slidu. Kaip kelias išdžius, pašils oras, tada lakstysiu per kelią ir filmuosiu jum video. O dabar tik taip. Dar veikia čia šitie pypsinimas. 对呀。
kiek įdomu, ant pirmo bėgio jis važiuoja. Dabar pažiūrėsim, priekinį stabdį. Jis ant stabdžio nevažiuoja. 20. Nu, daugiau greičių nesisuosiu, kad neliekčiau priekį. Ant antro bėgio. Buvo 2-4, bet nežinau, kiek bus iš tikrųjų. Ant kelio paeiti. Nu ir ant trečio bėgio galiausiai. Labai fainas dalykas. Žiauriai. Žiauriai fainas. Taip apsisukam. Ant pirmo bėgio, kad jis ne taip kastas. Dar yra atbulinis, tik tai aš nežinau, kaip jis veikia. Va šitą R reikia jungti. Laikyti, man atrodo, gal. Nu. Jo, laikyti. Va taip jis varo į galą. Ir dabar vėl, kai duodu, reikia laikyti. Burniaus! Taip ir gerai. Tai va toks, va taip gražiai jis atrodo. Reikės dar kažkada normaliai pravažiuoti su juo, nes čia tai nieko nesąmonė. Ne, nu sakau, ateis laikas ir pravažiuos, taigi pavasaris, dabar neįmanoma važiuoti, padangos kokios. Nu, tai ką? Tai ačiū labai, kad žiūrėjote, prenumeruokit kanalą, su šituo aš filmuosiu pavasarį video. Tai labai fainas, aš labai patenkintas. Eik tu savo. Labai geras. Žiauriai. Eik tu savo. Tai kad ačiū labai, kad žiūrėjote. Statykit laiką, va šoną atėjo pažiūrėti, kas čia per naujas toks dalykas. Dar neparodžiau amortizatorių. Žiūrėkit amortikai tokie. Ir jis kažką. Nu, tai viso gero, statykit laiką, prenumeruokit kanalą. Iki kito video.